smskredit.lt. Greitųjų paskolų profesionalai pristato transliaciją. smskredit.lt. Pinigai šiuolaikiškam žmogui. WORD, we're coming up. Keep it coming up. So do your dance, do your dance, do your dance quick. Mama, come on, baby, tell me what's the word. Nepavyko turbūt, kad jie jaunesni, biški norą jau daugiau turi, mes jau tokie su amžiu visi. Todėl taip gal sunkiau nespėjom paskui juos, ypač jaunuolis. Aš nežinau, prieš mūsų labai gerai sužaidėm, mes labai parankus, jis labai greitas, nespėja mūsų nei vienas gynėjas. O jeigu dar pataiko porą tritaškių, tai iš viso mums šakės. Skaitau iš vienos pusės taip, iš kitos pusės visą laiką esame maksimalistai ir norim kažko siekti daugiau. Tiek vienoje, tiek kitoje lygoje žaidėm tą pačią komandą per 2 lygas. Turėjom šansą patekti į finalą, pritrūko vieno žingsnio. Džiaugiuosi, kad bent mažose finaluose tikrai nugalėjom, vyrai šauniai sužaidė. Kovojo iš paskutiniųjų. Skaitau kaip debiutantai verslo lygoje, tikrai debiutinį sezoną vertinu labai teigiamai. Su tokiu kolektyvu, su tokiais sirgaliais, viską patys padėt, fantastika. Viską gerai padarėt. Labai nedaug ką reikėjo daryti. Užsivedimas yra, sirgaliai yra. Super! O! Smagu matyti, kaip lyga tobulėja, kiek naujų komandų atsiranda. Mes senstam, ateina jaunimas. Fantastinis jausmas. Iš kur tiek gerų žaidėjų radot? Visi dirba Imliteks kolektyve. Mūsų išauginti kadrai. Ne krepšiniui priimti, o dirba realų darbą. Esam labai maloniai nustebinti savo kolektyvu. Niekad negalėjom patikėti, kad taip žmonės bus motyvuoti laimėti ir motyvuoti parodyti, ką gali. Darbuotojai susivienijo bendram tikslui ir suvienijo ne tik tai komandą, bet suvienijo ir sirgalius. Ir kaip jūs matėt, visą sezono metą sirgaliai buvo labai vieningi ir 10, net 100 sirgalių ateidavo į rungtynes. Iš kur tiek kanistrų gaunat? Turim tokį vieną padalinį specialiai tokiems sirgaliams. Nuotaikos tikrai neblogos, nes komanda egzistuoja 4 metus, 2 finalai, tai manau daug ką pasako. Ta prasme, tikrai varžovas buvo galingas ir tiesiog jie asmeniškai individualiai buvo geresni. Todėl tų truputėlį mikro dvikovų ir pritrūko, kurias mes pralošėm, jie išlošė. Deja, tikrai iš viso širdies žaidžiame ir kovojame ir tikrai man pačiam yra svarbu
komanda, nes ta prasme įmonė tai kaip įmonė, taip, idėja pradinė, lyg ir reklama, bet po to svarbiausia vyrai, svarbiausia pergalės, emocijos geros, kaip ten bebūtų, krepšinis toks žaidimas, negali būti laimėti šiandieną. Tai aš atsveikinu varžovus, jie nusipelnė, o mes ką, švęsim sidabro medalius. Na, iš tikrųjų labai puikiai šventė. Nesitikėjau, kad mėgėjiškas krepšinis yra toks azartiškas ir toks gerai nuteikiantis, tiesą sakant, tiek pačių žaidėjus, tiek gerų emocijų suteikiantis sirgaliams. Taip, kad aš linkiu būtent tiems organizatoriams, kurie organizuoja šitas varžybas. Aš manyčiau, kad tie žmonės, kurie čia žaidžia, labai gerai ir dirba. Ir sveikinu tuos verslininkus, kurie palaiko savo komandas, kurie juos atveda čia. Tai tikrai puikiai laisvalaikio praleidimo forma. Šiandien turėjau labai daug gerų emocijų ir man labai patiko.